Labas rytas visiems. Nu tai va, praeitam vlogę sakiau, kad šiandien filmuosiu vlogą, tai žinokit, aš tą ir darau. Vat atsikėliau, išgėriau kavą, pasidažiau pagaliau ir įsijungiau kamerą. Nu tai va, taip sakiau, kad aš parodysiu jums, kaip atrodo tie pigmentai iš Make Up For Ever ant akių. Tai aš šiandien žinokit, specialiai juos ir naudojau, tai bandau parodyti iš arčiau. Čia į vidinį šitą kamputį ir į vidinę voko dalį naudojau tą šviesesnį pigmentą, o į išorinę naudojau tą auksinį su žalsvu atspalviu. Nu, žinokit, man labai gražu. Žinau, kad kai kuriems yra šiek tiek per daug, kas nemėgsta daug blizgučių, bet aš kadangi mėgstu, esu šarka, man patinka, kai blizgat viskas. Tai žinokit, man labai patiko. Nu tai va, tai ta proga, kad pasidariau makijažą, tai ir išbandžiau savo naujus pirkinius iš Make Up For Ever, kur rodžiau vakar, kad pirkau Nagoje mieste. Nu tai va, tai ištestavau šitą veido pudrą. Tai žinokit, bent jau pirmas įspūdis yra super. Kas nematėt mano praeito vlogo, tai čia yra HD Skin Setting Powder. Štai šita. Tai ką turiu omenyje? Pasidengia, žinokit, labai gražiai, veidas atrodo labai lygus ir nėra jokių, žinot, nei subėgimų, nei kažkokiu, kai būna, žinot, tokie pudros gabaliukai ant odos. Kas dažosi, tikrai žinot, ką turiu omenyje, nes kai kurios pudros taip daro, atrodo, kad užsidėjai, nežinau, miltų ant veido. O šita labai gražiai susigėrė į odą, labai gražiai pasidengia. Tai pirmas įspūdis geras, bet dabar didžiausias bus testas pasižiūrėti, kaip bus dienos bėgyje. Nes svarbiausiai, kad labai nesuriebaluotų odos. Nes man yra ne kartą buvę, kad išbandau naują pudrą, ryte pasidažau, viskas gražu, labai fainai, per pietų žiūriu, visas veidas susiriebalavęs, jau ta mano krempudra su pudra susimaišius, čia pasidarė kaip nubėgimai, nu ta prasme negražiai atrodo. Nu tai va, tai pasižiūrėsim, kaip bus su šita, bet jeigu man išlaikys visą dieną gražiai, tai žiūrėkit, galbūt būsiu atradusi naują favoritą. Nu tai va, o kitas dalykas, žinokit, irgi, kas man paliko gerą pirmąjį įspūdį, tai buvo šitas concealeris, tai yra irgi HD Skin. Aš jums rodžiau taip pat savo pirkiniuose ir žinokit, aš galvojau, kad jisai bus šiek tiek, kaip sakyt, sunkesnis, labiau dengiantis, bet jisai yra super lengvutis. Dėl ko yra, žinokit, gerai, nes aš naudoju tik tais pakiams, jį man kažkur tai kitur nereikia, kadangi mano oda kažkaip tais pastaruoju metu labai neblogai atrodo, nėra jokių neišberimų, praktiškai nieko, tai man tik tais reikia pakiams ir pakiams aš nenorėjau nieko sunkaus. Tai va, tai kaip pirkau, žinokit, taip dar šiek tiek pergyvenau, galvoju, galbūt biškutis jisai man per sunkus, per daug padengs, bet labai super. Labai, žinokit, lengvai tepasi, yra toksai lengvas padengimas, kadangi neturiu labai stiprių pajuodusių pakių, tai man labai tiko. Jeigu, tarkim, žmogus turi labai stipriai pajuodusius įdubusius pakius, tai nežinau, ar šitas labai tiks, nes jisai, kaip sakiau, nėra toksai super maskuojantis, jisai yra truputėlį maskuojantis. Tai va, bet man asmeniškai, žinokit, patiko. Nu tai va. O šepetuko, žinokit, neišbandžiau, tai negaliu nieko sakyti, bet turiu vieną Make Up For Ever šepetuką. Štai šį, žiūrėkit. Ir tai yra jų pudros šepetukas. Aš jį žinot, kada pirkau? Aš pirkau Lietuvoje ir dar atsimenu metus, kuriuos 2016 metais Make Up For Ever parduotuvėje Gedimino prospekte. Nežinau, kodėl atsimenu visas detalės. Ir dar žinot, kada buvo? Dar buvo per Kaziuko mugę, nes aš atsimenu, kad aš po to dariau jums pirkinių video, ką pirkau Kaziuko mugėje ir prie to taip pat rodžiau, ką pirkau Make Up For Ever parduotuvėje. Nu tai va, matyt, man kažkodėl tai va įstrigo tą dieną, tai atsimenu visą informaciją. Bet esmė ta, kad įsivaizduokit, aš pirkau jų 2016 metais, dabar yra 2024. Aš šitą šepetuką naudoju kiekvieną mielą dieną. Tai yra mano pagrindinis pudros šepetukas, aš jį išplaunu kokį kartą per savaitę ir vėl naudoju, išplaunu ir vėl naudoju. Ir ten kažkaip specialiai iš jo neprižiūriu, nei aš ten neperku kažkokiu, nežinau, specialių ploviklių, nei nieko, tiesiog su paprastu šampūnu išplaunu, išdžiovinu ir viskas. Ir pasižiūrėkit, šepetukas iki šiol atrodo kuo puikiausias. Vienintelis dalykas, kas atsitiko, tai
šiek tiek apsilupo tas kotelės, ta prasme tas medis, bet tai čia, žinot, suprantama, nes, kaip sakiau, naudoju kasdieną, plaunu irgi dažnai, tai čia nieko nuostabaus, bet iš esmės, kai visai apsilupsi galima paskui ir perdažyti, bet pats šepetukas, jisai, žinokit, kaip naujas. Ta prasme, dabar jau reikia jį išplauti, aš dabar čia neplovus gal 1,5 savaitės, kai nelabai dažiausi, bet esmė ta, kad jam visiškai nieko neatsitiko. Ta prasme, kaip būtų, ką tik pirktas, minkštutėlis, garžutėlis. Tai žinokit, po šitos patirties aš už tai ir nusprendžiau, kad noriu daugiau šepetukų iš Make Up Forever. Tai va. Tai paskui, kai išbandysiu, jeigu nepamiršiu, irgi papasakosiu, ar mes galėsim kartu pasidažyti. O šiaip tai, žinokit, norėčiau apie makiažą iš tikrųjų jums daugiau papasakoti, bet labai daug produktų, kuriuos naudoju, tai aš perku japoniškų brandų. Ir žinokit, nežinau, ar pavyzdžiui Lietuvoje ar ten Europoje kažkur yra, kur jų nusipirkt, ar nėra. Tai man galit parašyti, ar į YouTube komentarus, ar į mano Instagramą, ar norėtumėt, kad papasakočiau, tarkim, ką naudoju, bet iš tų japoniškų, iš korėjietiškų brandų, netgi jeigu nežinau, ar tikrai jūs Lietuvoje, Europoje rasit, kuriuos nusipirkti. Nes makiažą aš tokį labai mėgstu, bet sakau, nenoriu, žinot, rekomenduoti ant vienų ar kitų produktų, o jūs paskui gal norėsit kas nors įsigyti ir nebus kur įsigyti. Tai vat. Tai man parašykit, o šiandien koks šiandien planas yra? Dabar yra 10:21. Tai va, tai dabar šiek tiek dar eisiu apsitvarkyti, reikia kelis dalykus padaryti ir po to aš keliausiu į sporto klubą, šiandien turiu rezervaciją po 12:10. Tai kas nematėt mano video po sugrįžimo, kur aš pasakau, ką šiuo metu veikiu ir ką darau, tai aš einu į sporto klubą ir sportuoju su asmeninė trenerė, tai už tai ir sakau, kad rezervacija, nes mes rezervuojam tam tikrą laiką. Tai va, tai šiandien, kaip sakiau, po 12:10 bus mano sporto klubas, valandą laiko. Tai va, tai keliausiu šiek tiek pasportuoti. Vakar vakare buvau tenise. Tai matysim, kaip man šiandien seksis, bet lyg tai raumenų neskauda, tai turėtų būti viskas gerai. Tai va, ir po to dar 3 valandą keliausiu tvarkytis plaukus. Pagaliau, žinokit, nes jau visiškai, ta prasme, nebesusitvarkau, jūs patys matot iš mano video, kad mano plaukai atrodo visiškai nebekaip. Ta prasme, jau ir atauga labai šaknis, yra ataugę ir yra atsiplovę labai, jau, bet jeigu pasižiūrėtum dienos šviesoje, tai turbūt iki čia yra tokie rusvi kaip ir atspalviai. Ir mano kaip plaukai natūralūs yra labai šviesus, tai pavyzdžiui, čia šonuose, kur tie tokie maži plaukeliukai, tai atrodo, kad čia nėra plaukų, kad būtų, ta prasme, praplikę. Už tai, kad yra labai stipriai atauga plaukai. Tai kai susiruošiu, man irgi labai negražu. Tai mane, žinokit, labai nervuoja, tai labai noriu greičiau nusidažyti plaukus, kad gerai vėl atrodytų. Tai va, tai šiandien keliausiu pas kirpėją, tai reikia grifką pasikirpti, reikia pasikirpti plaukų galus. Nelabai iš tikrųjų esu to patenkinta, nes noriu ilgų plaukų, bet jaučiu, kad mano plaukų galai yra labai išsausėję ir labai žiauriai veliasi ir sekantis etapas, kas atsitiks, tai man jie pradės lūžinėti. Tai aš galvoju pakirpti, gal tiek, prašysiu gal kokius maždaug 5-6 centimetrus. Tai, kaip sakant, teks atsisveikinti su galais, bet už tai po to mano plaukai bus labai sveiki ir ataugs. Nes noriu atsiauginti labai ilgus gražius plaukus. Ir matysim, kaip man seksis šitas procesas, nes tikrai šiuo metu mano plaukai labai yra nualinti. Ir kitas dalykas, dėl ko ilgai negalėjau pas kirpėją, tai dar ir negalėjau rasti vienos geros, nes su japonai, žinokit, yra labai sudėtingai. Yra labai daug gerų japonų kirpėjų, stilistų plaukų, bet jie yra geri su japonų plaukais. Ir japonų plaukas yra visiškai kitoks negu europiečių. Aišku, nesakau, yra tikrai tokių, kuriuom pasisekė su plaukais, tai jeigu jums pasisekė, tai labai džiaugiuosi ir kad turit labai sveikus, storus plaukus, bet mano plaukas yra toksai tipinis, plonytis, europietiškas plaukas ir japonai nelabai žino, kaip su tokiais plaukais dirbti. Ir tikrai žinau ne vieną tokią, kaip aš sakau, baisią istoriją, kada
yra, kada nueina užsienietis čia Japonijoje pas plaukų stilistą ir jam sugadina visiškai plaukus, ta prasme iki tiek, kad reikia nusikirpti visiškai viską arba paskui ten atstatinėti metus laiko, kad tie plaukai sugrįžtų į normalią stadiją. Nu, ta prasme, labai daug, žinokite, su visko prisiklausius tokių istorijų, tai labai bijojau eiti į kažkokį japonų saloną. Ir labai ilgai ieškojau, žinokit, ieškojau atsiliepimų, kalbėjau ten su kažkiek tai salonų, ten bendravau, žodžiu, ir lyg tai, žinokit, vieną radau. Ir šitam salone, kaip jie sakė, kad, sako, nu, nelabai mes anglų kalbą kalbam, bet aš šiandien važiuosiu su vyro broliu, jisai man padės pavertėjauti. Bet, sako, mes esam dirbę daug kartų su užsieniečiais, su užsieniečių plaukais, tai mes jau kaip ir tos patirties turim. Ir taip pat aš patikrinau atsiliepimus, tai turi labai daug atsiliepimų ir labai geri atsiliepimai, labai aukšti. Nes, pavyzdžiui, tam pačiam Google, dabar neatsimenu, ten buvo keli šimtai tų atsiliepimų ir buvo ar 4,7 ar 4,5 žvaigždutės, kažkas tokio. Tai žinau, kad japonų standartam tai yra kaip, nežinau, 6+ žvaigždutės. Ką turiu omeny, nežinau, kad japonai tokie yra. Jeigu jie gali prie ko nors prisikabinti, tai jie ir prisikabins. Vat dėl to japonų kokybė ir dalykų, ta prasme, ką jie gamina, yra tokia gera, nes japonai, žinokit, jie kabinasi. Ką turiu omeny? Pavyzdžiui, su to pačiu plaukų salonu, ne? Kaip pavyzdys, ateis žmogus į plaukų saloną susitvarkyti plaukus. Ir jam labai gerai viską padarys ir jisai parašys tokį komentarą. Čia kaip pavyzdys, ne, aš iš galvos viską sakau. Va, mano plaukus padarė labai puikiai, man labai patinka mano plaukų stilius, spalva irgi nuostabi, viskas labai gerai gavosi, aptarnavimas super liuks, 4 žvaigždutės. Nu, kodėl negali duoti 5? O jeigu kažkas tai ten, žinot, ne visai gerai, tarkim, man nudažė plaukus gerai, bet pakirpo čia ne visiškai taip, kaip aš įsivaizdavau, arba ten, nežinau, man kava nelabai skani buvo tam salone, tai duos kokias 2 žvaigždutės. Nu, ta prasme, rimtai, ir aš, žinokit, nejuokaunu, japonai yra tokie. Tai aš už tai sakau, japonų atsiliepimais aš, žinokit, tikiu. Aš kai kažką perku Amazon, tai visada irgi pasižiūriu atsiliepimus ir, nežinau, praktiškai visą laiką, turbūt 95% iš 100 tie atsiliepimai būna teisingi. Jeigu atsiliepimai labai aukšti, labai geri, bus geras daiktas. Jeigu atsiliepimai žemi, tai toksai ir bus sausau. Nu tai va, tai žiūrėsim. Tai tiesą pasakius, šiek tiek ir pergyvenu eiti naują saloną, bet taip pat ir labai laukiu, nes pagaliau, aš kaip sakau, atrodysiu kaip žmogus. Nu tai va, tai šiandien yra tokie planai ir aš pasiimsiu jumis kartu su savimi ir parodysiu, kur ką galėsiu. Nu va, parekomendavau kosmetiką, tai noriu vieną dalyką nerekomenduoti. Tai kas esat matę, kas nesat matę, dabar yra labai didelis trendas tų Stanley Cups. Tai aš irgi susigundžiau, nusipirkau vieną, štai tokį rožinį, man jis labai gražus buvo ir taip pat man patiko, kad labai daug telpa, nes aš pirkau tą didelį dydį, kur virš litro, tai gali labai daug vandens pasiimti, kai sportuoji, bet dėl ko noriu nerekomenduoti. Tai pirmas dalykas, aš jį pirkau ne taip seniai ir pasižiūrėkit, kaip jisai man apsibrūžino, grinai nusivalė, ta prasme, dažai ir tikrai aš jį labai prižiūriu, nei aš ten jį kažkaip tai trinukai kaip plaunu, nei dar kažkaip tais ir nebelabai kaip atrodo. Ir antras dalykas, žinokit, iš jo išbėga vanduo, mane labai nervuoja, aš negaliu jo niekur nešiotis, jei kažkur tai nešuosi, tai turiu neštis rankoje. Ir išimu šiaudelį, viską labai sandariai uždarau ir vis tiek, žinokit, išsipila vanduo. Tai nežinau, ir kainuoja tikrai nemažai. Tai tiesą pasakius, antrą kartą tikrai nepirkčiau. Mikro, ką čia veiki, Mikro? Šiandien pagaliau, žinokit, nebe taip karšta. Nulijo naktį, biškutį gaiviau. Nu tai jau katėms šakės kaip gerai, ne, Mikro? Pažiūrėkit, Mikro atrodo, kad net šypsosi iš tos laimės. Nes visas dienas žiauriai karšta buvo, saulė plieskė, o šiandien jau gali dienos metu būti lauke. Ne, Mikriukas?
Tai aš jums rodžiau vakar tą verandą, kur katės labai mėgsta būti. Nu, tiksliau, kur čia joms yra ir padaryta. Tai vat galiu parodyti, kaip atrodo čia iš vidaus. Tai kad dabar aš čia rankšluosčius džiovinu. Bet va, mikrogulį patenkintas. Čia padėjus aš dar vieną jų lovytę. Va, mano kinražė, kur aš jums vakar rodžiau. Tai va, tai kad jiems, žinokit, labai gerai, labai fainai. Ane, mikro? Nu va, apsipirkom truputį maisto parduotuvėje, nes atvažiavom šiek tiek per anksti ir dabar aš keliauju į sporto klubą. Tai va, čia mano sporto klubas, vadinasi Gramfit, tai čia apačioje yra sporto klubas toks nedidukas ir ten viršuje yra privačios 3 salės, kur sportuoji. Nu tai va, pažiūrėkit, kaip gražiai padaryta, kiek daug gėlių auga priešais. Na va, pargrįžau namo, visa sušilus. Man atrodo, kad rytoj nepaeisiu, nes šiandien mane trenerė truputį pamūčino, bet labai gerai, tai rytoj bus kaip tik poilsio diena, nes rytoj neturiu jokių sportų. Tai va, ir dabar dar turiu valandą laiko, tai keliauju greitai į dušą, noriu persirengti, truputį pavalgyti ir tada keliausiu į plaukų saloną. Tai va, dar spėjau užsukti ir į maisto parduotuvę, galvoju tuo pačiu, tai viską pasidarysiu. Nu tai va, tai labai greitai parodau, ką pirkau, nes neturiu labai daug laiko ir, žodžiu, einu pasiruošti ir pavalgyti, nes labai valgyti noriu. Va, mano šiandienos pirkiniai, tai špinatų pripirkau, nes aš visada juos dedu į smūvį ryte. Razinų paėmiau, nes vakar kaip tik paskutinės pabaigiau, šitos yra labai skanios, šiek tiek daržovių, vištienos paėmiau, ko dar, arbatos, nes arbato daug turim, bet daugiausiai turim visokių žalių ir norėjau kažko tai tokio, žinot, paprasto. Kartais tiesiog nori paprastos vaisinės arbatos, nu tai va, nežinau, iš tos dar negėriau, tai pasižiūrėsim. Ir šita yra iš Šri Lankos. Toliau kas dar, pienas, tai kaipgi aš be pieno, mangi reikia pieno ir kavos, aš kitaip gyventi negaliu. Toliau paėmiau, yra tokios tabletės japoniško kario, tai galvoju, kurią nors dieną padarysiu kario, labai skanu. Saldžios bulvės. Aš saldžias bulves tiesiog iškepu orkaitėje ir valgau kaip užkandį. Nu tai va, paėmiau maišelį, kas dar, kiaušiniai. Braškės šaldytos, tai čia irgi aš dedu į savo smūvį ryte. Imbierą naudoju ir maisto gamybai ir taip pat dedu į smūvį ryte. Avokadas, labai žinokit, kažkaip per pastarosius metus pamėgau avokadą. Anksčiau nelabai mėgdavau, o dabar žinokit ir taip valgau, ir į smūvį dedu, ir ko aš su juo nedarau. Ir paėmiau dar štai tokių makaronų ir tokio padažo, kuris vadinasi jekisoba sos, tai žodžiu, čia darai tokį japonišką patiekalą su makaronais, šitų padažų, mėsytę arba kokią nors vištieną, jeigu turi, dedi morkas ir dedi kopūstus. Tai kai darysiu kažkurią dieną, jeigu filmuosiu vlogą, parodysiu, jeigu ne, nu tai kur nors kitą kartą. Nu tai va, tai štai tokie mano pirkiniai, greitai viską išdėliosiu į vietas ir keliauju ruoštis.
Nu va, žiūrėkit, išėjau už salono, klausykit, visai kitas žmogus. Paskui, kai grįšiu namo, tai aš jums tada papasakosiu daugiau apie savo patirtį, bet va, štai taip atrodau. Ir dabar mes dar kur važiuojam, tai važiuojam į vieną baldų parduotuvę, norim pasižiūrėti kelis dalykus, tai va, pasiimsiu jumis kartu su savimi ir pasižiūrėsim. Dar yra gan anksti, tai žiūrėsim, ką mes šiandien gero nuveiksim, bet pirmiausia važiuojam ten. Tai va, o paskui pakalbėsim daugiau ir papasakosiu daugiau apie saloną ir pačią patirtį, kai grįšim namo. Nu va, atvažiavom mes į parduotuvę ir vadinasi štai taip Maisaka Furniture and Plans. Ir tuo aš jums parodysiu, kaip gražiai atrodo įėjimas. Pažiūrėkit, koks tai šiandien gražus vakaras. Koks dangus. Tai yra japoniškas vasarinis dangus. Labai gražu, ne? Kartais tai būna keista, kai visai temsta, tai pasidaro dangus toksai rožinis. Ir tada atrodo lauke, kad būtų viskas rožiniai nudažyta, taip labai įdomiai. Tokie žibintai, aš tokių žibintų visai norėčiau pas mumis namuose. Labai gražus. Tai va, o čia yra parduotuvė. Va, yra fontanas padarytas. Pažiūrėkit, kaip fainai įėjimas, koksai gražus. Čia medžių visokių prisodinę. Va, tavo kėdė labai faina, kur atsisėsti. Nu tai va, tai eisim mes dabar į vidų šiek tiek pasidaryti. Čia būna tokių įdomesnių dalykų. Einam pažiūrėti tą kėdę iš arčiau. Mes vis pagalvom, kad tokią kėdę būtų visai gal gerai nusipirkti mūsų namams. Aš žinau, kad paprastai žmonės būna tokią kėdę perka laikyti lauke, kad sėdėti lauke, bet pas mumis, kadangi vietos yra, tai mes galėtume visai ir kambarį pasidėti. Tai va, bet mes vis galvom, bet dar nenusprendėm. Tai va, ten viduje visokių vazų turi, vazonų. Šita, žiūrėkit, kėdė irgi tokia visai faina, ne? Iš ko čia padaryta, ką žinau. Čia kažkoks kaip, nežinau, kaip šniūras, toks labai storas, bet labai fainai atrodo. Nu, žodžiu, keliaujam į vidų, pažiūrėsim, kas gero. Na ką, tai pagaliau mes esam namuose ir dabar jau yra 4 minutės po 12 nakties, tai mes po visų parduotuvių dar sugalvom, kad mums reikia pavalgyti, tai nuvažiavom į bariuką, kuris vadinasi Lodži. Ir kaip matėte, tai yra toksai miniatiūrinis bariukas, restoraniukas itališko maisto, bet ten gamina japonas, bet jisai, žinokit, labai gerai gamina maistą. Ir mes esame atradę tą vietą maždaug prieš kokius gal 3-4 metus.
metus, kai vat, šį kartą grįžom mes į Japoniją ir ten laiks nuo laiko mes nuvažiuojam. Nu tai va, tai mes šiandien irgi sugalvojom tenais patekti ir šiandien išbuvom praktiškai iki uždarimo. Šiandien buvom paskutiniai klientai, kurie išėjom iš to restorano. Nu tai va, ir dar sakiau, kad papasakosiu apie plaukus. Nu tai va, tai dar kartą parodau rezultatus, tai žinokit, esu labai patenkinta. Tai va, plaukai dabar visi juodi, gražus, taip kaip turi būti, ne kaip buvo prieš tai, kur buvo pasidarę 3 spalvų, čia kažkur tai šviesus, kažkur tai tamsus, nebelabai suprasi. Ir man taip pat va pakirpo grifka, tik tais ją reikėtų šiek tiek patiesinti, kadangi vasaros metu, kai labai drėgmė didelė, tai man būna ypač šitoj dešiniai pusiai labai mėgsta grifką pasigarankščiuoti, bet aš specialiai prašiau, kad man netiesintų plaukų, nes stengiuosi dabar plaukus tiesinti ar tarkim sukti su žnyplėmis kiek įmanoma mažiau, kad mano plaukai atsigautų. Tai sakau, gali tik tai išdžiovinti ir viskas, taip ir paliekam. Ir taip pat, žinokit, pakirpo, bet tai pakirpo, nu, nepagailėjant. Tai iš pradžių sakiau, kad sakau, kerpam 5 cm, o po to, kai pradėjo kirpti kirpėja, sakau, žinot ką, kirpkit daugiau, nukirpkit visus tuos blogus galus, kurie yra išdžiūvę, ir tikrai pas mane jų buvo, nu, tai pasižiūrėjęs gal tiek, gal netgi truputėlį daugiau, kad žinot, kai būna šukuoji ir būna, kad šukos pastringa, nu ta prasme ant pačių plaukų galų, nu tai pas mane va tai vad buvo ir sakau, reikia jų atsikratyti, nes aš jeigu jų neatsikratysiu, tai pas mane plaukai gražus niekada gyvenime taip ir netauks. Nu tai va, tai nukirpomės tuos galus, tai galiu pasakyti, kad bent jau pirmas įspūdis, va šiandien, kai buvau pirmą kartą tam salone, tai buvo labai geras. Man labai patiko ir salonas labai geras, tikrai tokie aukšti atsiliepimai Google buvo visiškai nebereikalo ir pati taip pat kirpėja, stilistė buvo labai faina, tokia moteris, angliškai praktiškai nekalbėjo, gal ten kokius 5 žodžius, bet tikrai žmogus labai stengiasi. Tai buvo dėl to labai smagu, bet viską mes ko puikiausiai susikalbėjom, išsiaiškinom, kaip aš noriu, ką daryti, ir jinai labai atsargiai su mano plaukais, netgi su kirpimu, truputį pakerpa, sako, ar gerai, gal dar truputį daugiau, gal taip, nu ta prasme, klausia kiekvienam žingsnėje, ką daryti, ar viskas tinka, ar patinka, tai man labai patiko. Tai dabar svarbiausiai yra, kad mano šitie plaukų dažai neišsiplautų per savaitę laiko, kai buvo su praeitu salonu, nes prieš porą mėnesių aš ėjau dažytis plaukus pas Brazilės ir plaukų dažus, kuriuos naudojo, tai išsiplovė maždaug po gal 1,5 savaitės laiko, už tai aš pas jas ir nebegrįžau ir dabar ieškau kito salono, tai matysim, kaip bus. Bet jeigu dabar va šitie plaukų dažai mano neišsiplaus, tai aš žinokit, į šitą saloną ir sugrįšiu. Nusakau, neturiu tikrai net ko pasiskūsti, netgi kavos su pienu ir su sausainiais gavau. Nu tai aš kaip sakiau, man čia klausykit ideali vieta. Viskas, ko reikia. Nu tai va, tai šiandien mes darėm tą Blue Black, kur būna pati tamsiausia spalva. Bent jau dabar tai mano plaukai labai žvilga, labai tviska, esu labai patenkinta. Ir vat, dar papasakosiu apie kainą. Tai ką aš šiandien dariau? Tai mes šiandien pakirpom grifką, pakirpom, kaip sakiau, mano plaukų galus, nudažėm ne tik šaknis, bet nudažėm visiškai visus plaukus. Ir taip pat man darė tokią kaip ir procedūra plaukams, vadinasi, jeigu aš dabar nemeluoju, tai žinokit, Ayura 5 TR, kažkaip taip, nu žodžiu, tai yra Ayura, tai yra brandas, kurį vat būtent naudoja šitam salone, ir tai yra toksai 7 žingsnių treatmentas, kaip procedūra, nu tai ten visokias ten kaukės deda, purškiklius ir panašiai, kad plaukus ten padrėkintų, žodžiu, paminkštintų ir visaip kitaip. Tai iš tikrųjų plaukas labai gerai jaučiasi, ir taip pat dar padarė man tą vadinamą head spa, tai buvo maždaug gal 10 minučių galvos
bus masažas. Ir dar vienas dalykas, pačioj pabaigoje, po jau visų ten tų procedūrų, po plaukų dažymo, dar taip pat padarė kelias minutės masažą galvos ir taip pat pečių. Ne kiekvienam salone čia Japonijoje daro, bet žinokit, kiek esu susidūrusi, tai daug kur taip daro, kad kelias minutės yra masažo po, tarkim, plaukų dažymo. Tai vat, kas man labai patinka. Nu tai va, tai kaip sakiau, žodžiu, galiukų kirpimas, grifkos kirpimas, plaukų dažymas, tos vat procedūros plaukams ir tas vadinamas masažas, tai už viską sumokėjau 17 000 su trupučiu japoniškų jenų. Tai dabar eurai, žinokit, bijau sumeluoti, bet bus, man atrodo, apie 110–120 eurų. Žodžiu, už viską. Nu tai va, tai yra va tokia kaina ir tai yra salonas toksai, sakyčiau, nu vat, nei ten pats pigiausias, nei ten pats brangiausias. Toksai, va, žinot, per vidurį. Nu tai va. Tai nežinau, iš tikrųjų, pagal dabartinius Lietuvos standartus, ar tai yra brangu, ar tai yra pigu, neįsivaizduoju, žinokit, jūs man galit parašyti komentaruose, kad žinot, kaip yra dabar su kainomis Lietuvoje. Nu tai va, bet čia va kiek aš mokėjau šiandien. Bet tarkim, va, jeigu mano plaukų dažai šitie neišsiplaus, viskas bus gerai ir aš ten sugrįšiu dabar va vėl po 5–6 savaičių dažyti plaukus, nu tai tuomet bus truputėlį mažiau, kadangi jau sekantį kartą man nereikės, tarkim, ten galų kirpti, dar kažko, tai tiesiog pasikirpti grifką ir nudažyti plaukus. Tai matysim, kiek bus sekantį kartą. Nu tai va, tai sekantį kartą, kai eisim, tai jeigu nepamiršiu, tai papasakosiu apie kainas taip pat. Nu tai va. Ir kitas paskutinis dalykas, dar norėjau pasakyti apie veido pudrą. Sakiau, žiūrėsiu, kaip laikysis visą dieną, ar nesubėgs, ar labai nesusiriebaluos oda. Tai žinokit, nu, neturiu kuo skųstis. Aišku, jau, nu, nežinau, ar jų matosi, dienos pabaigoje, jau išbuvus, nežinau, čia 12–14 valandų su jie, tai jau aišku, truputėlį veidas blizga, bet žinokit, palyginus su kitom pudrom tikrai neblogai išsilaikė. Tai galbūt man visai, žinokit, šita pudra ir pataps mano favoritu, matysim. Tai sakau, vat, bent jau pirmas įspūdis geras. O tie vat pigmentai šešėlių irgi pasižiūrėkit, išsilaikė, kai būčiau ką tik pasidažius. Nu, nerealu. Tai vat sakau, šiuo metu mano dabar yra mėgstamiausias brandas makiažo turbūt Make Up Forever. Nes vat kiek bandau produktų šiuo metu, tai visi labai patinka ir tinka, neturiu net ko pasiskųsti aš jums. Nu tai va, tai žodžiu, tiek tada aš keliauju į dušą, labai noriu nusivalyti makiažą ir ko gero keliausiu miegoti, nes aš jau žinokit, su jumis kalbu tokia pusiau miegodama. Bet kadangi prisižadėjau papasakoti, kaip man sekėsi plaukų salone, tai galvoju, nu turiu pasijungti ir turiu papasakoti, nes jau prisižadėjau. Nu tai va, tai šiandien žodžiu tiek. Labai jums ačiū, kad žiūrėjot, užsiprenumeruokit, kas nesat užsiprenumeravę, užsukit į mano Instagramą ir mes pasimatysim kituose video. Ate!